struktūros skirtumams ir savivaldybių pajamoms išlyginti, kurį paskirsto ir savivaldybėms perveda Finansų ministerija. Šių mokesčių negauta 2,4 milijono litų. Tačiau jei palygintume šio mokesčio, tai yra gyventojų pajamų mokesčio surinkimą per mokesčių inspekciją su praeitais metais, tai matyt praeitų metų surinkimo nepasieksime. Pernai metais mokesčių inspekcija surinko šio mokesčio 21 milijoną 90 tūkstančių. Šimet, kaip matyti, dar yra likę šiek tiek laiko, bet aišku, jau tokios sumos nesurinksime. Tam matyti įtakos turėjo tai, kad sumažėja tiek darbo užmokestis, tiek ko gero ir darbo vietų skaičius. Deja, šiemet nesurinksime planuotų pajamų ir žemės nuomos mokesčio, kadangi netaip senai savivaldybės taryba sumažino šio mokesčio tarifus. Todėl šio mokesčio nesurinkimas yra kompensuojamas gautomis viršplaninėmis lėšomis iš kitų mokesčių. Šiame sprendimo projekte siūloma didinti vietinės rinkliavas už komunalinį atliekų surinkimą, nekilnojamo turto mokestį ir gyventojų pajamų mokesčių planus. Šios gautos viršplaninės lėšos yra siūloma paskirstyti būtiniausiams savivaldybės poreikiams atsiskaityti už įsiskolinimus, už atliktus pastatų remonto bei rekonstrukcijos darbus. Dabar konkrečiai prie sprendimo vakar buvo pateikta išsiųsta nauja redakcija. Tarybos nariam, kadangi įvertinom įplaukas iki šios dienos, skaitant vakar dienos įplaukas, tai matyti su pirminiu variantu padidinamas gyventojų pajamų mokestis ir aš noriu pasakyti, kad dar išsiuntus jis dar ta suma yra šiek tiek patikslinta. 1.2 punkte naujoje redakcijoje buvo 1797,3 tūkstančio litų, tai dar siūloma padidinti 6,5 tūkstančio ir gyventojų pajamų mokestį iš viso siūloma didinti 1,803,8 tūkstančio litų. Šios lėšos, kurios atsirado naujoje redakcijoje, turbūt aš tada pristatysiu, kadangi čia taip nesenai, tai šias lėšas siūloma skirti papildomai 200 tūkstančių autobusų parkui kompensacijoms už pensininkų ir neįgaliųjų vežimą mokėjimą padengti. Kodėl iš karto? Todėl, kad įsiskolinimas iki šios dienos autobusų parkui sudaro beveik 900 tūkstančių. Kadangi 200 tūkstančių jau buvo įrašyta pirmame projekte, siūloma atsiradus galimybei skirti dar 200 tūkstančių, tai bus 400 tūkstančių ir įsiskolinimas sumažės mažiau negu iki 500 milijono. Tai pernai, jeigu metus baigėm su įsiskolinimu beveik milijoną litų, tai bus sumažintas praktiškai 500 milijonų įsiskolinimas savivaldybės įmoniai. Taip pat siūloma papildomai skirti 82,2 tūkstančio senamiesčio pagrindinį mokyklai, tai yra atsiskaityti už pastato pamatų hidroizoliacijos darbus ir vandens nuotekas. Ten buvo pirma variantė 11,7, tai yra siūloma dar padidinti šią sumą. Ir tai, ko dar nebuvo naujoje redakcijoje, tai 6,5 tūkstančio skirti Pabaisko pagrindinį mokyklai, atsiskaityti už langų keitimą, ten yra likusi dalis langų nepakeistų. Bei 15,1 tūkstančio Dainavos pagrindinį mokyklai atsiskaityti už šildymą. Tai būtų pervestos lėšos Dainavos energetikai, kuri galėtų susimokėti už dujas. Taip pat dar tai, ko nebuvo naujoje redakcijoje, aš noriu paprašyti 2.5 punktą iš karto pasižiūrėti. Čia buvo skirti 189 tūkstančius litų įsiskolinimo už socialinę globą likusiam be tėvų globos vaikam padengti iš nepanaudotos dotacijos laidojimai. Tai vakar pasirodo buvo palikta 11 laidojimų, per vakar dieną buvo išmokėta po švenčių 7 laidojimai ir siūlom šią sumą tikslinti. Skirti įsiskolinimui 183,8 tūkstančiai, tai būtų dar šiai savaitė palikta 4 laidojimams. Ir aš norėčiau paprašyti tarybos narių palikti tiesiog atvirą šį punktą, jeigu kartais atsitiktų taip, kad tarp tų laidojimų atsirastų dar daugiau, ar bus taip, kad jų nereikėtų, kad mes galėtume tiesiog likusias lėšas skirti įsiskolinimui padengti. Tai yra dotacija, jeigu mes
jų nepanaudosim, jos bus grąžintas į valstybės biudžetą. O jeigu atsirastų kartais laidojimų, tai tiesiog būtų galbūt netiška neišmokėti žmonėms, kadangi ne visi turi turbūt lėšų palaidoti ir šiais laikais. O tiesiog daugiau galbūt nieko naujo, kas buvo pirminiam tam variante, galbūt tada klausimais, ar man plačiau kalbėti. Paklausti nori tarybos nariai.